Kai nesuderini, tai nervai. Sykį susinervinęs einu pas daktarą ir skundžiuos. Gyvenimas praėjo, o aš vis dar čia. Kažin klausiu, ar tai liga ar gamtos reiškinys. Ir įsivaizduokit, kad daktaras man atsakė. Žmogus, kuris gal 10 metų kažko mokėsi, man štai ką patarė. Reikia mažiau valgyti, daugiau judėti. Betgi tiek ir aš mulkis žinau. Iš daktaro tikės visai ko kito, kaip pataisyti sveikatą judant mažai, o valgant daug. Kaip išsaugot kūno linijas valgant riebiai ir saldžiai, pagaliau, kaip išsaugot kūną, kad ir be linijų. Bet ko iš daktaro laukti? Ką daktaras gauna? Įsivaizduokit, sykį poliklinikoj kokį aš mačiau vaizdelį. Aš mačiau ligonį, kuris nešė daktarui savo išmatų. Na, pagalvojau, šitas tai jau ilgai negyvens. Viskam yra ribos. Nu, aš tikrai tokio neneščiau. Ir manau, kad ne vienas iš jūsų nėra to nešęs. O aš tada nusivylęs daktaru išėjau į gatvę ir pasiskundžiau policininkui. Sakau, vidaus organai atsisako perdirbti alkoholį. Aš priverstas gerti pieną ir valgyti varškę. Nuo varškės aš durnėju. Policininkas sudrožė lazdelę per kuprą. Dirbkite kepenys. Ir tos dirba. Savo juodą darbą. Ir tos dirba savo juodą darbą nukreiptą prieš mane. Šiandien aš jau žinau, vidaus organai ne tik prie ruso, jie visais laikais kenkia žmogui. Širdis net ir ta plaka, kol išplaka dalgi giltiniai. O smegenys, įtariu, kad tos net vadovauja vidaus organams. Tokių smegenų man nereik. O va mano kaimynas, tas, apie kurį pasakojau, tas tai moka viskuom džiaugtis. Sykį pastebėjau, kad jis ėmė vaikščioti kažkaip keistai tratėdamas. Aš klausiu, kas tau yra, gal kokių vaistų reik? O jis man sako, tu, Juozai, dar nesupranti, kiek smagumo, kai žengdamas pirščioji. Sako, tai reiškia, kad paprastas vidaus degimo organizmas įgijo stebėtinų reaktyvinių galių. Taip, sako, partizanas būti aš jau nebegaliu, nes partizanui reikia tyliai sėlinti. Bet va, žengti į priekinės linijas, kur trata būgnai. Ir jis žengė priekin išdidžiai tratėdamas ir net sužygo daina. Gyvenimas ne mano, gal gyvenimas prispaudė mane kaip dangtis koks. Eik tu sau. Aš jam sakau, bet kur man eit, kas dar ant sprando šoks.
Vaje, tai dunda kelias, be ne vėl gerovę kelia, nebegalėsiu niekados pasiekti. Kas man yra byras mėlis, birbinu gyvenimėlį, o tas neužsiveda aniekaip. Kampais tai, kad reikia man vaistų, nuo vaistų geriau man nebus. Gražinkit man skraistę ir špagą, ir du sparnus. Kitų gyvenimai tiutių į vakarus, maniškis tai šalikelėje stovi. Eik tu sau, aš jam sakau, paeina kiek ir lapata į griovį. Vaje, baigiu pasento, neišmokau dar gyvent, net neturiu gyventojo teisių. Ir daug čia nevalu šitų, užtat ir tiek sulaužytų gyvenimų, verčiau jau niekur neisiu. Kampais tai, kad reikia man vaistų, nuo vaistų geriau man nebus. Gražinkit man skraistę ir špagą, ir du sparnus. Gražinkit man skraistę ir špagą, ir du sparnus.